Sveiki, bičiuliai, senai matyti, 100 metų, ne? Bet o šiandien užtaisysim tokį užtaisą rimtesnį. Turim spinningą lydekinį ir pats svarbiausias šios dienos akcentas bus Westin kamerytė, povandeninė kamerytė, nedidukė tokia, apie 7 cm. Pažiūrėsim, pabandysim, tikimės, kad pavyks nufilmuoti gražių povandeninių vaizdų. Tas vat šiandien yra svarbiausia. Ta žuvis rankose bus, nebus, mat ją galas. Svarbiausia po vandeniu, svarbiausia žuvų atakos, svarbiausia prieiti kažkokių tai mokslinių išvadų. Ane? Kažko, ką plika akim nepamatysim, ką įmanoma pamatyti tik vat su tokiom priemonėm. Tai žodžiu, bičiuliai, kamerytė, povandeninė, masalas ir turėtų būti įdomiai, jeigu kažkas kips. O oras toks, sakyčiau, nemažai žadantis. Tai trumpai, bičiuliai, viskas toks intro. Turim, bičiuliai, žuvį. Pavyko su kamera, tai galbūt būsim nufilmavę visą veiksmą. Metimas ne pirmas, metimas jau gal 4, tai diena galimai bus sėkminga. Nu įdomu, opapa. Va, bičiuliai. Haha, pirma. Okei. Liktais turėtų filmuoti. Tikėkimės, kad viskas pavyko ir nufilmavom labai gražų kadrą. Standartinis vestinukas, ane, šatizas. Nu ir tokia vat pirma žuvytė. Kaip karjeroj, nei labai blogai, nei labai gerai. Sakykim, standartas kilograminė. Okei, pradžia yra tokia nebloga. Ta lydeka kaip lydeka, aišku, sezono atsidarimas. Pirma sezono žuvytė po draudimo. Tai ir nuo to džiaugsmas, bet didžiausias džiaugsmas bus, jeigu būsim gražiai viską po vandeniu nufilmavę.
Kaip minėjau, bičiuliai, kamera 28 gramai. Vien guma liktais šita apie 14 gramų, dar 5 gramai galvakablis, tai malonumo su šita sistema žvejoti tai nulis. Bet dėl mokslinių tikslų, ne, sakykim, verta pasiaukoti truputėlį tą malonumą. Čia šitą karjerą aš, bičiuliai, niekada dar nesu bandęs. Tai matau vieną kitą prieimą, bet šiaip kol kas, kol vaikštau, atrodo, kad tų prieimų labai nedaug. O kartais taip gražiai tos vietos atrodo ir norisi jas būtinai apžvejoti. Labai daug mantos esu apsikrovęs, tai smaudyti nesinori. Būčiau lengvesnė ekipuotę pasirinkęs. Galėčiau brist čia iki pažastų, bet dabar tai nefainiai. Nu, okei, va. Liktais turėsim gylio iki Cimbolaičio. Tai dar pakankamai patogiai. Atsiveria šonas, atsiveria truputį priekio. Manau, čia visai bus gerai. Taip, jinai dabar išjungta. Korpuso tie išsikišimai su kamštuko nėra susijungę. Tada mes juos paėmam ir pasukam. Susilygioja. Kamera iš pradžių šviečia raudonai. Nu, šviečia raudonai. Vis dar šviečia raudonai. Opa, sumirksėjo. Šviečia žaliai. Galim naudoti. Naujas sezonas, nauja diena ir proga išbandyti šitą naują karjeriukštį. Šiaip aš labai tikiu, kad ta lydeka gali kalti nebūtinai į gumą, o gali kalti ir į pačią kamerą. Gerai, kad ten yra tokia šiek tiek apsauga. Aišku, didelė lydeka tą vat tokią apsaugą galimai galėtų ir apžioti. Ir pasidarytų jinai savo kolonoskopiją. Šveičiam dar vidurin.
Bet čia, man atrodo, visai nedidukė. Yes! Yes! Pofik ta lydeka. Svarbu kadras, kad ir nedidelė. Vis tiek turėtų būti įdomiai. A ne? Jo. Na, iš tikro, aš visai norėčiau, kad pati dabar atsikabintų. To nebuvo. Ok. Ei, lydekiukšti. Opa, atsikabino. Sekas mums šiandien, bičiuliai. 3 kartus per petį. Pabeldžiam į nendrę, jeigu medžio šalia nėra. A ne? Nereik prisišnekėti, kad sekas, bet kol kas viskas neblogai vyksta. Paklausykit porą sekundžių, neprasukit su kodu 2KG, dvejetukas KG, fishon.lt elektroniniai parduotuvėje gausite 7, o gal net 7,5% nuolaidą jau nuo internetinių kainų. Fishon.lt turi turbūt bene didžiausią spiningavimo asortimentą, metod feederio asortimentą, gana didelį rimtą feederio asortimentą, plūdinę žuklę. Tai praktiškai visiems žuklės būdam rasit kažką, fishon.lt, įdedat į krepšelį spinningą ryte, tada perinat prie atsiskaitimo, įvedat koduką 2KG, gaunat nuolaidą darant internetinių kainų ir visi laimingi, jūs laimingi, aš laimingas, fishon.lt laimingi. Tai bičiuliai, būtinai pasinaudokit. Nu, būna ir tokių bairių. Kaip matome, svarbu šitam dalykui tai kietas pavadėlis. Vat aš titaninį pasiėmiau jau patį kiečiausią. Nu, apart stygos. Tai jisai labai nesilanksto ir dažnai neužsimeta, bet vieną kitą kartą kartais ir užsimeta. Kas čia buvo? O, žolės. Aš meluosiu, jeigu dabar pasakyčiau, kad truputį neįtepiau į kelnes. Nes kai pagausiu rimtą zacepą, nu tikėkimės, kad nepagausiu, bet jeigu pagausiu, tai truputį baimės bus. Nu, bet čia par tokių žolių gal neturėtų būti labai daug tų kliuvinių. Tikėkimės, išsaugosim kamerą. Bent pirmąjį kartą. Pam 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 pam. Blemba, visas krantas toksai neprieinamas. O jisai taip gražiai atrodė. Aišku, galima būtų bandyti brist, bet
Palauksim šiltesnių dienų tam kažkokią įdomią vietą. O, gervės. Labai gražu. Kažkokią vietą, kur galbūt mes galėsim užmesti savo meškerę, masalą. Pabandysim, bičiuliai, nes čia truputėlį įsibristi. Nenoriu taip visai praleisti to kranto, jo visiškai neapmėtęs. O, vandenukas tai toksai. Ok, bet mes čia dabar prie pat gilų. Čia šiek tiek sekliau, nu iki cimbolų normaliai. Nėra labai blogai. Saugokit vyrai prostatas, nešalkit, nedurniokit. Gerai. Čia jau vieną kartą buvau pamiršęs, dabar jau prisiminiau, kad reikia ir šitą kamerą įjungti. Opa, įjungiam. Neseniai teko snarglius nuo nosies braukyti, tai vien dėl to aš nelabai noriu braidyti, bet, nu kaip matot, bičiuliai, ne, žvejyba svarbiau už sveikatą. Nu taip jau yra, su mumis manijakais. Įdomu, kokios čia dar žuvies yra. Galimai standartiškai, kaip ir visose karjerose. Kalnas raudansparnių, ešeriukų, vienas kits lynas ir lydekaičių populiacija, nedidukė. Nu, reikės gal išbandyti jį kada, kas čia dar gyvena. Opa. Ai. Nusikratė. Nusikratė. Vėl toli. Gal ta pati? Kažin. Nors yra šansų. Oi, ne, bičiuliai, žiūrėkit. Koks ešerys, jo papa. Ką tik smūgis, kažkas nusikratė. Traukiu. Antras smūgis. Bim. Ir
Blemas, sakau, bičiuliai, šiandien mums sekasi. Galimai ta pirma žuvis buvo koks nors tai lydekiūkštis. Jisai atsikratė ir už tai gavom tokį ešerį. Jo papa. Nerealu. Ok. Žinot ką? Mes jį pamatuosim greitai. Įdomu vis dėlto, kiek jisai galėtų tempti. Šitas ešeruitis siekia 40,5. 40-ukas. Nu, okei. Vienas kibimas. Kažkas nuėjo. Nemažas, bet kažkas nuėjo. Antras kibimas. Šmaukšt. 40,5 cm. Gražus ešerys, biškį apdryskęs. Galbūt po neršto. Galbūt su lydekomis čia kariauja. Nu, žodžiu, liuks. Einamės į greit, paleidžiam. Plauk, draugė. Plauk, auk ir klestiek. Jes, bičiuliai. Blemba. O galvojau šiandien gal niekur neit, gal namie pailsėti. Gerai, kad pergalvojau, ne? Labai gerai. Tai kon jūs, oboliuką. Tikiuosi neuž copyrightins nieks su šitą frazę. Žodžiu, bičiuliai, čia aš sakiau, kad galimai čia didelių lydekų ir nėra, bet ešerys šiaip lėtai augantis žuvis ir jeigu čia yra tokių ešerių, tai čia turėtų būti ir didelių lydekų. Aišku, yra toks momentas, kad tas ešerys čia galėjo patekti kažkaip kitaip, kad jis galbūt užaugo kažkur kitur ir čia buvo įleistas. Yra ir toks variantas. Mano povandeninė kamera, kaip aš suprantu pagal visus lempučių bliksėjimus, kad nebefilmuoja. Tai galimai išsikrovė. Pabandysim ją pakrauti, jeigu pavyks. Ir pažiūrėsim, gal dar išeis kažkiek pamėtyt. Na, jeigu neišeis, tai aš manau jau pakankamai būsim prifilmavę geros medžiagos. Ok, mes ją nuimkim. Yra va tokia dėžutė. Žodžiu, taip, galbūt nelabai gražiai, bet teisingai pasakius, pysius nemažas. Čia straglinti su ta kamera. Bet aš manau, bičiuliai, bus verta. Okay. Opa, nuėmam. Dar viena dėžė. Blemas tom kamerom vaikščiat, filmuot, žinokit. Darbas, juodas. Žodžiu, turiu powerbanką. Įdėsim. Įjungsim. Įjungiam, kažkas šviečia, kažkokios lemputės. Tai galimai kraunasi. Galbūt dar pavyks pamėtyti. Normalią žmonišką žvejybą. Bent jau kol pasikraus mūsų aparatas nesąmonių. Ok. Pasižiūrim, ar tikrai tvirtai užsirišam tvirtai. Kažkaip, nežinau, bičiuliai. Galvojau gal masaliuką pakeis, bet kad griebė ir šitą sidabrėlį guminuką, tai jeigu nesulūžia, netaisoma, ne? Viskas gerai, kimba, tai žvejojama. Nors galėtų gal dar geriau kibti. Irgi yra variantas. Vestinukas, ne? Viena populiariausių spalvų.
Nu ir tokia klasika, sidabrinis, blizgantis. Toks kaip atakos taškelis, ane, raudona galvytė. Ne per daug kažkas čia tokio stebuklingo, bet veikia ir veikia, ne? Fishon.lt. Pabandom, bičiuliai, toks įdomus. Apendicitas kažkoks, įlankėlė. Nors kažkaip šiandien tokiuose nelabai. Kažkaip labiau kala iš atvirų vietų vidury. Bet patinka man toks pabandyti. Negali žinot niekad, kas čia gali būti. Kyla, bičiuliai, vėjas, toks labai nemalonus. Ir jis čia mum pučia grinai tiesiai į veidą ir metimui maišo. Ir šiaip nėra labai malonu. Tai mes šitą pusę, į kurią pučia vėjas, pabandysim greičiau truputėlį apeiti. Aišku, tikrinsim, kiek įmanoma sąžiningai, bet kažkiek paspausim gazą, kad ateit tenai, kur nėra tiek daug vėjo. Bebro kelias. Matomai. Atsiprašau, ponas bebrė. Aš jeigu ką su taika, jūsų atžvilgių jokių pretenzijų. Aš tik noriu pagauti kokį lydekiukštį. Oi. Gerai, čia bičiuliai iškart vėjukas nepučia. Ramu, faina, gražu, malonu. Opa, turim. Ai. Nuėjo. Nežinau, biškį užveržiau stabdį. Šiaip tai ryte jau šakės, tas stabdis nebe taip visai dirba, kaip jis turėtų dirbti. Ką, bičiuliai, pasikrovėm. Antras bandymas. Mazgai liktais. Kiek įmanoma tvirti. Turėtų galbūt viskas gerai. Nu ką, užsukom, raudona. Žalia. Ok.
Ką, bičiuliai? Šiaip, kol kas nusekasi taip. Nuleidau 2 lydekas normales. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių, yra kaip yra. Bet esmė tokia, kad įsismarkavo lietus ir prieš lietų realiai toks judesys buvo bim, 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 bim. Įsismarkavo lietus, atėjo tas lietutis ir apsiramino šiek tiek. Turim ką, be 10-2. Tai kažkur dar valandėlę iki 3, gal truputį po 3 dar pažvejosim per tą lietų. Pažiūrėsim. Gal koks monstras netyčia prabus, tas lietutis jį prabudins, ne? Tikėkime. Kažkas labai nelaiku skambina. Tikrai aš dabar neatsiliepsiu. Bičiuliai, būtinai nepamirškit paspausti subscribe mygtuką, užprenumeruoti 2KG kanalą. Nepamirškit paspausti laiką, nepamirškit kad nors pakomentuoti, kas ant jūsų širdies, ar nemoki žvejoti, ar maladės, labai geri video. Ką nors, padėsit algoritmui, tą video truputėlį daugiau stums į viršų, daugiau žmonių pamatys šitas povandeninės atakas. Jei viską tą padarėt, didelis ačiū jum. Jeigu nepadarėt, ką darysi? Vis tiek ačiū, kad žiūrit. Tai va, baigiam toj pačioj vietoj, kurioje ir pradėjom. Porą žuvų pagavom, porą žuvų pačiupinėjom. Didžiausias, ko gero, kaip visada, pabėgo. Viskas tvarkoja taip, kaip turi būti. Tikiuosi, bičiuliai, kad patiko. Tai paspauskit laiką, paspauskit subscribe, pasidalinkit su draugu, pasidalinkit su močiute, su artimaisiais, su pusbroliais ir visais žmonėm, kam galimai yra aktuali šita tema. Iki.